Kiek čia buvo kalbėta dabar ir apie sertifikacijas, ir apie valdymą. Man atrodo, reiškia, jau tas jau akcentas pakankamai aiškus, kad kad informacinės technologijos turi būti susijėtos su veikla. Ir kitas, o kur sertifikacijos, kiekviena sertifikacija turi savo kompetencijų krepšelį. Ir dabar, reiškia, iš tikrųjų pasižiūrėkit, reiškia, tos krepšelius, procentus, kur daugiau tinkama, tą jūs galite eiti. Bet dabar Kobitas yra, kaip sakykime, ne viena knyga, ten yra serija knygų, aš jau sakiau, yra serija tyrimo straipsnio. Ir dėl to dar kartą pasakyti, kad būdami SAKOS nariais jūs galėtumėt laisvai vaikščioti po tą didelio tyrimų sritį, kur, sakykime, kitu atveju netgi suformuluoti, ko nori ir kaip rasti, yra labai sunku. Dėl to aš, reiškia, naudodamas 4 Kobitų, pabandysiu, reiškia, tą Kobito žemėlapį parodyti, kas kur gyvena. Kalbant apie 5 Kobitą, 5 Kobitas truputį yra kitokia struktūra. Ten, reiškia, yra 3 lygių struktūra. Pirmas lygis tai buvo tas, reiškia, įvadas apie Kobitą, pagrindiniai principai, reiškia, ir ten daugiau toks įvadinis, reiškia, lygis yra. Antro lygio dokumentai, tai yra tokie kaip procesai, informacija ir tas viena knygutė Enabling Processes irgi buvo jau to antro lygio dokumentas. Paskui eina specializuoti vadovai 5 Kobite. 5 Kobito specializuoto vadovo pavyzdys tai buvo, reiškia, tas irgi jūs čia gal turite implementation. Tai yra labai sunkiai knyga, tai yra kaip reikia diegti Kobitą organizacijai, kad valdymas jūsų būtų efektyvus, labai sunkiai skaitos. Tai čia yra 3 lygio dokumentas, paskui eina tyrimo darbai. Ir bandydamas dar truputį tos tyrimus susijęti, pasakyti, ko Kobitas nesako, kas dar yra sunku, ką reikia susikurti patiems, dėl to, sakykime, čia labai yra daug veiklos ir patiems žmonėms, kurie valdo informacinės technologijos ir konsultantam, kurie galėtų, reiškia, gilintis galbūt giliau ir padėti, reiškia, kurioje vietoje, reiškia, tos silpnesnės vietos. Dabar čia yra 4 Kobito schema, kaip mes, reiškia, jį, reiškia, yra pas mus. Ir faktiškai tai irgi yra veiklos tikslai turi nustatyti, kokie yra informacinių technologijų tikslus. Informacinių technologijų tikslai turi būti susijęti vėlgi su informacinių technologijų procesais, o paskui, reiškia, ateina tas sritis, kur mes, reiškia, mokame, kaip gyventi ir knygose apie tai yra parašyta, jeigu mes susirasime tinkamas knygas ir jas perskaitysim. Čia yra siaura vieta, nes visą laiką veiklos susijimas su informacinių technologijų yra specifinis, nes tikslai yra specifiniai kiekvienoje organizacijoje, kaip jie susijęti, reiškia, su informaciniam technologijom irgi yra kiekvienos organizacijos specifika. Tačiau, reiškia, yra daug tyrimų tarp šitų sričių. Žiūrint, kokie yra sektoriai, ar tai yra sveikatos apsaugos sektoriai, ar yra bankininkystės sektoriai, nes jie turi specifinius veiklos tikslus ir dėl to specifiniams veiklos tikslams galima nustatyti specifines informacinių technologijų tikslų ir informacinių technologijų procesų grupės. Dabar aš čia kalbėsiu, būdama ir apie tą 4 ar 5 Kobitą, nes turbūt, reiškia, visiškai neturėtų būti didelis skirtumas, ar jūs ten važiuojate vienos laidos, reiškia, ar, sakykime, automobiliu ar kitos, kuris truputį kažkuo tai skiriasi, svarbu, kad principai yra tas pats, yra vairas, stabdžiai, yra kapotas, kurį gali atsidaryti, norėdamas pažiūrėti, kas yra po juo, galbūt kažką ir pataisyti. Tai dabar, reiškia, tas yra, žiūrint 4.1 Kobitą, kada jūs skaitysit. Dar pasakyti, jis yra lietuviškas, galima tą pagrindinę knygą 200 lapų nusikabinti iš www.kobit.lt, nemokamai skaitykit, žiūrėkit, tačiau jis nėra pakankamai detalus. Ir ką jūs jame rasit, reiškia. Jeigu pradėti tą tikslų kaskadą, kaip mes, reiškia, norime siekti veiklos tikslus su informacinių technologijų tikslais ir su Kobit procesais 34, tai mes, reiškia, rasime pirmame priede. Ten yra žemėlapiai, susijimo žemėlapiai. Tai jeigu turint, reiškia, ten yra išskirti 17 veiklos tikslų subalansuoto veiklos rodiklių sistemoje, 4 perspektyvose. Jie yra padaryti nuo 4.1 Kobito standartiniai bet kokios organizacijos veiklai. Vėlgi, reiškia, jeigu mes turim specifinę organizaciją, mes galime žiūrėti, kaip šitie dalykai yra specifinė organizacijai. Mes
Kiekvienas 17 veiklos tikslų siejasi su 28 informacinių technologijų tikslais, kurie irgi reiškia per tyrimo darbus buvo išskirti kaip pagrindiniai ir charakteringi informacinių technologijų funkcijai. Ir 28 tikslai yra sugretinti, ar kaip reiškia per susijimą matricą su 34 COBIT procesais, kurie yra reiškia COBIT 4 šitų sričių planavimo, organizavimo, įsigijimo, įdiegimo, teikimo, palaikymo ir stebėsenos ir vertinimo. Šiuso 34 procesai. Dabar tai reiškia, kad pirmas COBITas buvo organizuotas taip, kad jis apimtų 4 pagrindinės informacinio technologijų funkcijų sritis, tai planavimas, organizavimas. Mes susiplanuojam, paskui įsigijam, paskui žiūrim, kad mūsų paslaugos būtų tinkamai organizuotos ir žiūrime, stebime savo veiklą. Dabar, jeigu pasižiūrėt 5 COBITo organizaciją, truputį yra skirtingai. Ir kuo skiriasi, kada žiūrėsite 5 COBITą, lygindami jį su 4, truputį yra skirtumai ir kur eina dabar COBITas. COBITas užkelia dar aukštesnio lygio tikslus. Tai yra suinteresuotųjų šalių poreikiai arba stakeholders needs. Ir ten jau ateina, kad veiklos tikslai turi būti, reiškia, vis dėlto išeiti iš suinteresuotųjų šalių poreikių. Ir jie neturėtų absoliutus būti veiklos tikslai. Truputį pasikeitė struktūra, veiklos tikslai liko 17, informacinių technologijų tikslai buvo sutraukti į 17 tikslų. Atsirado, reiškia, truputį struktūra procesų kitokia, nebe 4 sritis, pasidarė 37 procesai. Dabar kas labai yra įdomu, ar kas iš tikro naudinga, išskirtas, kaip aš sakiau, tas lygmuo EDM procesų, Evaluate Direct Monitor, kurie reiškia kurie tikrai nepriklauso savininkai, nėra informacinių technologijų direktoriai, turėtų čia būti savininkai vadovai. COBITe tai yra tie žmonės, kurie atsako, kad reiškia suinteresuotųjų šalių poreikiai būtų tinkamai atspindėti organizacijos veikloj. Ir dabar, reiškia, kalbant apie tą dalyką, tai čia yra irgi perimtas yra ISO 38500 standartas, kuriame yra irgi labai gražiai, jeigu rasit, yra lietuviškas, kuriame yra būtent išreikšti principai valdymo, to aukštesnio valdymo governance, kaip jis turi būti organizuotas. Dabar COBITas 5, perimdamas standartą, jis tiesiog žiūri, kaip standarto principai gali būti realizuojami reiškia COBITo priemonėmis, ką turi daryti, už kiekvienas procesas, kaip jis reiškia turi būti, už ką atsakyti, kas jo turi būti pagrindiniai veikėjai, koks jis turi būti duoti rezultatus, kokios yra kontrolės priemonės, pasižiūrėti, ar viskas tinkamai. Tai reiškia šitas uždėtas lygmuo. Po to reiškia lygmenės yra tie patys išlikę, daugiau čia yra šito management, kaip sakyti, reiškia tos vadybinės dalies. Horizontaliai monitoringas, reiškia, ar stebėsina kaip privalomas komponentas. Bet pagrindinis skirtumas yra tokie, jeigu iš didesnio pasižiūrėti, reiškia, kaip jie atrodo. Žodžiu, kiekvienas COBIT procesas yra tarsi dėžutė ir jeigu jau mes mokame pereiti nuo veiklos ir informacinių technologijų tikslų, juos normaliai susijęjant, mes tada jau žinosime, kaip nuėję į mums pasirinkę mums reikiamus procesus, ką su jais daryti, kad jų valdymas būtų efektyvus. Ir čia, reiškia, iš tikrųjų yra labai geros sąsajos su auditu, nes ką daro auditorius? Auditorius taip pat, reiškia, jis būdamas šalia, jis, reiškia, pasižiūri, kokie yra veiklos tikslai organizacijos, kokie informacinių technologijų tikslai turi būti ir analizuoja, ar, reiškia, tuose procesuose yra viskas tvarkoj, sudaryta, reiškia, ar viskas ten veikia. Bet čia nereikia visiškai būti auditorium, tai gali padaryti kiekvienas žmogus, turėdamas žinias, kaip tą daryti, turėdamas tinkamą literatūrą ir žinodamas, kurioje vietoje ką ieškoti. Čia nereikia kažkokių specialių turėti pareigų. Žodžiu, čia tik, sakykime, skiriasi galbūt mūsų darbai, mūsų funkcijos, tačiau galimybė naudoti šitą visą metodiką, mūsų literatūrą yra prieinama kiekvieną. Dabar, reiškia, aš galbūt dar grįšiu prie šitų, turbūt toliau prie 5 COBITo, parodyti jums susijimą, kaip yra. Tai COBIT 5 veiklos tikslų ir informacinių tikslų sąsajos. Tai yra mes, jeigu turime, reiškia, kažkokius organizacijos tikslus, jie yra susijęti su informacinių technologijų tikslais tokių sąsajų matricų. Ir čia matote, tai yra, reiškia, PS arba tuščia.
Čia irgi yra empiriniais duomenim tie dalykai gauti ir jeigu skaitysit 5 kobitą, bus parašyta, kad netikėti 100%. Čia yra labai tokia diskreti sąsaja, nes reiškia, sakykime, pirmas standartinis organizacijos tikslas atitinka, reiškia, su pirmo informacinių technologijų tikslų ir jų sąsaja yra primary, tai yra, reiškia, jų ryšys yra stiprus, kurias yra secondary, yra silpna priklausomybė, kur tuščia tos priklausomybės nėra. Dabar, reiškia, ką mes darome, reiškia, auditą, ką darome valdyme, jeigu mes einame aukštai pasirenkant organizacijos tikslus pagrindinius, kokie jie turėtų būti, ir žiūrint, kaip jie turi būti susijęti su informacinių technologijų tikslais ar procesais, labai grubus kelias, reiškia, būtų eiti, reiškia, tų tikslų kaskadu nuo informacinių technologijų tikslų prie, reiškia, nuo organizacijos tikslų prie informacinių technologijų tikslų, paskui eiti, reiškia, sąsają, vėlgi, reiškia, žemyn informacinių technologijų tikslų su COBIT procesais ir taip mes surastumėm, kad vieną organizacijos tikslą atitinka eilė COBIT procesų. Ir norint, reiškia, kad mūsų organizacijos tikslas veiktų efektyviau, kažkoks vienas būtų pasiekęs, mes turime nueiti, reiškia, tuo kaskadu į kažkokią tai aibę informacijų į COBIT procesų ir pasižiūrėjus tas sąsajas, primary, secondary arba tuščia, pasirinkti atitinkamą aibę informacinių technologijų procesų, kuriuos jau mes ten galime detaliau analizuoti, jau ten bus, aš papasakosiu truputį toliau, kokias mes turime priemonės. Žodžiu, pirmas daiktas mums yra atsirinkti nuo veiklos prie informacinių technologijų. Tai žodžiu, tos sąsajos 5 COBIT yra grubios, 4 COBIT jų beveik nebuvo, bet faktiškai čia dirbant praktikoje, turint kažkokią apimtį, mes, sakykime, darom auditus viešajam sektoriui. Viešojo sektoriaus organizacijos yra panašios, jų, reiškia, sakykime, ta veikla yra panaši ministerijų. Dėl to, reiškia, kažkiek panašus turi būti informacinių technologijų procesai. Ir tiek, reiškia, su laiku atsirenki, reiškia, tos charakteringus procesus. Dar kiti mūsų yra tų Europos aukščiausio audito institucijų projektai. Ten jau mes turime didesnį aibę, jau su mumis dirba apie 40 aukščiausio audito institucijų ir kiekvienas žiūri, kaip pas juos yra daroma, kokia yra, reiškia. Ir tada tu gauni tikslesnės sąsajas iš tikrųjų, reiškia, veiklos procesus su informacinių technologijų procesais. Tai reiškia, čia tų sąsajų matrica 5 COBIT. 5 COBIT jūs, reiškia, galite tą pasižiūrėti, čia yra, reiškia, man atrodo, šitoj, reiškia, pagrindiniai knygoje. Dabar, jeigu dar grįžt jau detaliau, kada mes turime procesus, ar jie būtų, reiškia, 5 COBIT procesai, ar jie būtų, reiškia, 4 COBIT procesai, tai ta prasme mes einame kiekvieną procesą ir žiūrime jo profilį, kaip jis atrodo. Dabar kiekvienas COBIT procesas, tarkim, jeigu mes paimtume PO1, 4.1 COBIT procesą, strateginio informacinių technologijų plano apibrėžimą, jis, reiškia, atitinka veiklos poreikį, sustiprinti ir išplėsti veiklos strategiją ir valdymo reikalavimus, skaidriai pateikiant naudą, sąnaudas ir riziką. Žodžiu, yra sąsaja su veiklos procesu. Dabar galime mes iš karto COBIT, eidami kiekvieną procesą pasižiūrėti, kas ką turi daryti ir kokios yra pagrindinės priemonės, kad mes pasiektumėm tikslą, apibrėždami, sudarydami informacinių technologijų strateginį planą. Ką reikia daryti? Reikia susijęti veiklos tikslus su IT tikslais, nustatyti kritinės priklausomybės esamą veiklą, parengti IT strateginį planą, parengti IT taktinius planus, analizuoti programas, portfelius bei valdyti projektų ir paslaugų portfelius. Dabar čia šitoje RACI lentelėje, čia yra nuo Responsible, Accountable, Consulted and Informed, yra pagrindinės tipinės rolės organizacijai. Ir yra parašyta, kas už tą priemonę, kas ką turi daryti, kas yra atsakingas, su kuo turi būti derinama ir kas turi būti informuojamas. Pavyzdžiui, jeigu parengti informacinių technologijų strateginį planą, matome raidę A, kas yra accountable, tai yra generalinis direktorius. Tai nėra informacinių technologijų departamento direktorius. Žodžiu, tas žmogus atsako, kad būtų parengtas informacinių technologijų strateginis planas, nes tai yra organizacijos planas, tai nėra padalinio planas. Kas turi vykdytojas būti? Vykdytojas responsible IT vadovas. Su kuo turi būti konsultuojamas, irgi pareigybės nurodytos. Yra nurodyta, kas turi žinoti, kad toks planas. Žodžiu, čia yra prie kiekvieno proceso sudaryta, reiškia, tokios lentelės. Tu matai, jeigu tu sieki tokio, reiškia, tau procesas atsako už plano parengimą, tu gali žiūrėti, ką reikia daryti, norint tai padaryti, ir kas už ką atsako. Tai va, dabar atsakomybės aš jums, reiškia, parodžiau. Dabar einant toliau. Yra įdomus dalykas, reiškia, kiekvienas procesas turi tokio charakteristikas.
mes turime irgi, reiškia, tą tikslų hierarchiją. Mes turime veiklos tikslų, žemesnių lygių yra informacinių technologijų tikslai, yra proceso tikslai ir yra dabar, reiškia, priemonės, kuris reikalingos mums siekiant proceso tikslo, siekiant tai tikslo ir siekiant veiklos tikslo. Ir čia mes turime kriterijus, kuriais galima pasirinkti vertinant, ar mūsų priemonės yra pasirinktos teisingos siekiant tikslų, ar mūsų siekiami tikslai pasirinkti. Man atrodo, čia skirtingai, jūs esat paskui skaidriai. Jeigu, reiškia, mūsų yra priemonės veiklos ir aukščiausių vadovų įtraukimas informacinių technologijų plano rengimą ir esamas bei būsimas veiklos poreikius, mes čia galime iš karto rasti kriterijus, kuriuos galime naudoti pasižiūrint, ar mes tą tikslą siekiame ar ne. Dabar, reiškia, einant į aukštesnį lygį, čia yra pasiekimo priemonės tikslo, bet čia yra, kur yra aukštesnio lygio, tai mes, reiškia, žiūrime, ar tos priemonės veda link to tikslo. Vienos yra matuoja tikslą, o kitos matuoja, ar, reiškia, pasirinkam teisingą kelią. Tai žodžiu, kas yra gerai, kiekvienas procesas turi savo priemonės ir kriterijus, kurie leidžia įvertinti priemonės, pasižiūrėti, ar tai yra. Tai irgi, reiškia, standartiniai, bet tai viskas yra surašyta. Dabar šitą aš jau turbūt rodžiau, kad čia yra tikslo rodikliai ir veiklos rodikliai. Čia tikslo rodikliai, jeigu yra tikslas, tu gali pasižiūrėti, ar jis pasiekiamas naudojant, reiškia, šitą matą ar metriką, o dabar ar veikla yra teisinga, tu naudoji šitą matą, reiškia, ar tikslas pasiekiamas, ar einam gerų keliu, yra veiklos metrika šita, o čia yra tikslo rodiklis yra šitas. Irgi galima susijęti dviem būdais, ar pasiektas tikslas, ar teisinga veikla. Tai šitas yra kiekvieno proceso charakteristika. Dabar yra brandos modeliai kiekvienam. Brandos modeliai tai yra, jeigu kalbant apie standartus, visos standartuose būna arba tu atitinki standartą, arba tu neatitinki, arba pasidarai su kelias išimtis. Bet vis viena tau kiekvienas, reiškia, standartas turi būti atitiktas, visi reikalavimai išpildyti. Kas yra gerai su brandos modeliu, bent su CMM brandos modeliu, kuris 4.1 skobite naudojimas, nes paskui mes jau turime kitą, tu gali pasirinkti organizacijai, nusibrėžti savo siekiamybę, gali įsivertinti, kur tu esi, nusisiekti siekiamybę ir paskui identifikuoti kažkokių priemonių aibę, kurias tu turi padaryti, kad pasiekti savo siekiamybę. Paskui vėlgi, reiškia, naudojant kobitą nustatyti, kas tai turi daryti, kokie žmonės, kokios funkcijos. Ir dabar apie brandos modelius. Brandos modeliai irgi turi tas, yra bendrasis ar bendrinis brandos modelis, kuris, reiškia, parodo, kaip kiekvienas procesas, ką reiškia, jeigu mes esame neegzistuojantis procesas, pirminis, pasikartojantis, jie nėra specifiniai kiekvienam procesui, jie yra bendrai taikomi kiekvienam procesui. Pavyzdžiui, jeigu apibrėžtas procesas, tai yra procedūros standartizuotos, dokumentuotos. Apie tai komunikuojama per mokymus, įpareigojama tų tikslų laikyti. Žodžiu, trečias lygis yra dokumentuotas lygis, tai pasikartojantis, intuityvus, vėlgi, reiškia, skirtingi žmonės atliekantis, reiškia, tą darbą laikosi panašių procedūrų. Čia irgi galima susirasti, bet čia yra bendrinis modelis, čia taikomas kiekvienam procesui, galima tos reikalavimus, reiškia, taikyti. Dabar, jeigu mes turėtumėm specifinę brandos modelį, kuris yra apibrėžtas kiekvienam procesui, mes galime pažiūrėti, ką tas bendrinis modelis duoda, taikant jo reikalavimus konkrečiam procesui. Strateginiam planui mes galime žiūrėti, ką reiškia, kad tu esi nuliniam lygiui, kad tu esi pirminiam lygiui, kad tu esi antriniam lygiui. Taip kiekvienam procesui mes turime kobitę išdetalizuotą iki 5 lygių, kur 5 lygis yra optimalus, kad, reiškia, viskas yra nepaprastai pas tave gerai. Bet tai vėlgi, reiškia, parenkant būsimą norimą brandos lygį, tai yra apsibrėžiant reikalavimus, kurį organizacija turi siekti, kad valdymas būtų optimalus. Nereikia kelti savo didelių reikalavimų, dideliai reikalavimai brangus yra. Žodžiu, reikia padaryti optimaliai, ką tu daryti, imti kažkokias mažesnės priemonės. Truputį brandos lygis skirsis 5 kobite, nes ten yra matuojama ne proceso branda, bet, reiškia, ir jo galimybės, reiškia, ir potencialios galimybės, reiškia, ir faktinės galimybės. Šiandien mes tai žiūrime tik tai faktinės galimybės, kiek, reiškia, procesas ir išplėtotas, kad jis faktiškai gali kažkas realizuoti, o ne potencialiai neduoda, reiškia, tų erdvę pasidaryti.
Tai su brandos modeliais, reiškia, yra labai trumpai, tai čia irgi kiekvieno proceso atributais. Dabar, reiškia, mėlyna zona, jau čia truputį prasideda detalūs vadovai, iš šitų neberasite standartinėme COBIT-e, reikia eiti prie kitų, tai kontrolės rezultato testai, kontrolės tikslai, kontrolės sąrangos tekstai ir kontrolės praktika. Ir trumpai, reiškia, einant prie kontrolės tikslų, tai kontrolės tikslai ir yra tas, reiškia, COBIT-o pavadinimas Control Objectives for Information Technologies, kurių nebelieka 5-ame COBIT-e. Jis jau yra, bet ir, sakykime, gal tas pavadinimas ir buvo klaidingas, nes kada mes kalbame apie kontrolės tikslus, atrodo, reiškia, kontrolės tikslus turi nustatyti, kas tave kontroliuoja. Ir labai sunku pasakyti, kad tai yra organizacijos vadovo atsakomybė, o kontrolės, gal čia irgi kalbos, reiškia, trūkumas, kada mes darome auditus ir kalbame apie bendrąją kontrolę. Tai yra tiesiog priemonių visuma, organizacinių, techninių, visokių, kuriomis gali naudoti vadovas, organizuojant, kad jo įstaiga veiktų gerai. Tai tos kontrolės tikslai yra aukšto lygio reikalavimai, kuriuos vadovai turi atsižvelgti, siekdami rezultatyvios kiekvieno informacinių technologijų proceso kontrolės. Kaip jie gali pasižiūrėti vadovai, ar informacinių technologijų procesas eina gerai. Ir žodžiu, kiekvienam procesui yra priskirta po eilę kontrolės tikslų. Detalus vadovas yra IT Assurance Guide, kuriame yra detaliai išdetalizuoti kiekvienas kontrolės tikslas. 5-ame COBIT-e jau antro lygio dokumentos, jau Enabling Processes, jau ten yra Key Management Practices, Key Governance Practices, kurios yra detalizuotos prie kiekvieno proceso po kelius. Čia mes turime turėti specialų vadovą. Tai reiškia kontrolės tikslai. Kontrolės tikslai yra bendriniai irgi ir specifiniai. Bendriniai tai yra kontrolės tikslai, kurie yra bendri kiekvienam procesui. Galima proceso tikslas, kas atsako, kas yra savininkas proceso, kaip procesas vykdomas. Ir taip pat yra specifiniai kontrolės tikslai. Kiekvienam COBIT procesui, jums surašiau, kad pasižiūrėti, kad tarkim PO sritis turi 74 kontrolės tikslus, AI 40, iš viso yra 210 specifinių kontrolės tikslų, yra 6 bendriniai ir 6 bendriniai taikomųjų programų kontrolės tikslai, kur faktiškai acquisition ir implementation reiškia, priklauso reiškia, įsigijimo ir įdiegimo grupiai, kur jau mes reiškia, programinį įrangą jie daroma ar įsigijam, kur nusako. Dabar kalbant apie bendrinius ir specifinius kontrolės tikslus. Gal teisingai būtų gerai parodyti pavyzdys, kaip yra. Jeigu turėti strateginio plano apibrėžimą, jūs ten irgi skaidrėse matysite, kad yra sudaryta eilė kontrolės tikslų. Informacinių technologijų vertės valdymas, veiklos ir IT derinimas, esamų gebėjimų ir veiklos vertinimas, strateginis planas, taktiniai planai, portfelio valdymas. Ir šitie dalykai yra tiesiog išrašyta, ką reikia daryti, kad būtų pasiektas, reiškia, proceso tikslas. Mes turime kontrolės tikslai, tai skaido procesai dar smulkesnės dalis. Jeigu procesų 34 yra, mes čia turime specifinių 210. Dabar, ką mes galime su tais kontrolės tikslai daryti? Mes turime kontrolės rezultato testus, kontrolės sąrangos testus ir kontrolės praktiką. 3 dalykus. Jeigu mes žiūrime kontrolės rezultato tikslus, tai mes žiūrime, koks kontrolės poveikis proceso išvesties rezultatams. Procesas pasibaigia ir mes tada žiūrime, ar pasiekime proceso ir jo pagrindinių priemonių tikslai. Ir yra bendriniai ir specifiniai kiekvienam iš COBIT-o. Irgi reiškia, čia paimta iš Assurance Guide using COBIT, 4.1 COBIT-o yra, kokie yra reiškia, bendriniai ir specifiniai tikslai, kuriuos reiškia turi žinoti, ar tai auditorius, ar tai turi žinoti tas, ar IT vadovas, ar žmogus, kuris atsakingas, kad pas jį IT veikla būtų gera. Dabar einant toliau, jeigu mes eitumėm prie specifinių, tiesiog organizacija, kontrolės rezultato testai. Kiekvienam procesui yra sudaryta, kad jūs įsivaizduotumėte apimti, reiškia daugybė testų, ką reikia pažiūrėti, ką reikia atsakyti, norint pažiūrėti, ar proceso kontrolės tikslai yra pasiekti, ką mes įsipareigojame. Aš šitą padidinau, kad reiškia čia, sakykim, kas yra auditorius, sakoma, confirm through interviews with steering committee members and other sources that the steering committee members are appropriately represented by IT and business unit leadership. Čia reiškia viskas liečia strateginę planavimą. Ką turi daryti auditorius, arba nebūtinai auditorius, arba tas, sakykime,
kokybės užtikrinimo žmogus įstaigos viduje, kuriam vadovas pasako, pasakyk man, padaryk, kad pas mane organizacijoje viskas turėtų būti gerai. Tai yra rezultato kontrolės testai, yra, sakykime, reikalavimų daug, tokių reikalavimų, iškirpau tik tai dalį, kur pasižiūrėti, ar pas mus pasiekta, proceso tikslai. Dabar, jeigu mes einame prie kontrolės sąrangos tikslai, ar pas mus vidaus kontrolė yra sudaryta pakankama, kad jį veiktų. Tai yra viena, kontrolės rezultato testai, tai buvo ar kontrolė veikia, ar kontrolės procedūros numatytos tokios, kad mums duotų reikiamą rezultatą, o čia ir vidaus kontrolė sudėliota tokia, kad ją būtų galima pasitikėti ir vadovui, ir pasitikėti auditoriui, susitvarkyti pas save. Tai ką tada kontrolės tikslai turi? Įvertinti kontrolės sąrangą, patvirtinti, kad kontrolė yra ir įvertinti kontrolės efektyvumą. Dabar kontrolės sąrangos testai, jie yra skirti, jeigu kontrolės rezultato testai yra skirti kiekvienam procesui, kiekvienos kontrolės sąrangos testai yra skirti kiekvienai kontrolės priemoniai. Mes galime, eiti tą detalų kontrolės priemonių, kontrolės, tikslų lygį, kurių yra 210, ir pasižiūrėti, į ką reikia atkreipti dėmesį, norint žinoti, ar mes pasiekėme savo tikslus. Dabar, ir kaip dabar pamatuoti? Kuo remiantis mes galime pasakyti, ar mūsų, kontrolė veikia, ar ji yra efektyvi. Dar yra detalesnis vadovas, kontrolės praktika. Bet čia, šitoj kontrolės praktikoje yra surašyta visa pasaulinė praktika, kas turi būti ir kaip padaryta, kad mūsų kontrolės tikslai būtų pasiekti. Čia irgi labai geras, šitas yra detalus dokumentas, yra bendrinės kontrolės praktikos sritis, specifinės kontrolės praktikos sritis. Ir tiesiog, kada skaitysit skaidres, jūs pasižiūrėkit, kad, kiekvienam, čia yra bendrinis, pats vienas bendriniai, bet jeigu eitumėm į detalius specifinius kontrolės tikslus, tas pats pavyzdys yra kontrolės strateginio plano nustatymas ir, IT value management. Iš karto mes, turime tokią kontrolės tikslą, mes matome, kokia yra vertė to tikslo ir kokios yra rizikos, kurias mes turime valdyti. Ir mes matome kontrolės praktikas, tai yra, kas yra pasaulyje nusistovėję, kas yra daroma, kas sutarta, kad šitas kontrolės tikslas būtų pasiektas. Galite pasiskaityti, čia galėsite matyti. Tai, žodžiu, labai geros matricos. Turime, kokią vertę duoda tas IT vertės valdymas, kokios yra rizikos ir kokios kontrolės praktikos. Pasižiūrėti, ką reikia paskaityti, patikrinti, pasižiūrėti, kad žinotumėm, ar tai viskas yra pas mus teisinga. Faktiškai tai turbūt visa, kas liečia žemėlapį COVID ketvirto organizavimą. Žodžiu, detaliai galima eiti iki kontrolės praktikų, kur yra gerokai virš 1000, tai kontrolės praktikos yra teiginiai, kad pasižiūrėti, kas veikia mūsų IT ūkyje, kokius žiūrėti. Einant dabar prie mokymo, kaip ir kiekvienas mes žiūrim sertifikacijas mokymo, dabar COVID 4 mokymai, einama prie COVID 5 sertifikacijų ir mokymo. Dabar buvo kalbama apie 4 sertifikacijas iš pradžio. Tai turėjo būti COVID 5 Foundation pagrindų, paskui turėjo, panašiai kaip Aitulo eiti, skleisti specialiasias dalis. Antras turėjo būti procesų mokymai, tai antro lygio, ir paskui treti mokymai turėjo būti skaidomi į implementation ir audit. Tai yra vieni skirti žmonėm, kurie diegia pas save, o kiti, kurie audituoja. Turėjo būti 4 lygių mokymų. Dabar kol kas apsistota ties tų pagrindinių COVID 5 mokymų, kurie yra faktiškai 2,5 dienų. Taip, ir čia irgi parašiau, kas turėtų būti žinoma. Faktiškai tai užtektų perskaityti tą pirmąją COVID 5 knygą, kur yra šitas framework ir kurią išversim į lietuvių kalbą. Dabar einant toliau, einant apie aukštesnio lygio mokymo, tai Implementing Governance of Enterprise IT Using COVID, faktiškai tai turi būti išklausiam pagrindinį COVID Foundation kursą ir tada jau mes galime žiūrėti, turėti reikiamų žinių, kad mes galėtume grinai COVID principus ir COVID esančias praktikas normaliai adaptuoti prie savo organizacijos veiklos, kad ją optimizuoti, nes faktiškai ten tiesioginis taikymas yra toks, tu turi vis vieną praeit nuo savo veiklų ir nuo veiklos tikslų susijimo. Tai tiek trumpai apie tą COVID žemėlapį, kas yra, kiek detaliai mes galime vis lįsdami kitus lygius vis daryti prie detalesnių tikslų ir ką mes ten galime rasti. Lygiai taip pat bus 5. COVID, kuris bus dar labiau struktūrizuotas ir kur jau dabar yra saugos vadovai, specializuoti 3. lygio knygos yra išėję saugai. Tai tik tiek, ačiū.